Labas rytas. The Explorers palieka savo pirmąjį objektą. Šiandieną vyksime į sekantį. Artė papasakok plačiau. Iš čia dabar išvažiuosim, šiai dienoj 500 km numatyta. Tai važiuosime į Kemi miestą. Tenai bus mūsų sekanti nakvynė, bet pakeliui stosim į kitus miestus. Bandysim apžiūrėti ledo pilį, gal netgi pasivažinėsim ledo keliu, jeigu bus tikrai užšalę ir saugu. Žodžiu, šiandien daug kilometrų reikės susukti, porą vietų aplankyti, tai tiek žinių. Manau, šiai dienai ir tai bus daug. O dar kitai dienai atsirasim Rovaniemi, tai bus daug veiklos, daug video. Gerai, apžiūrėkime aplinką paskutinį sykį šiandien, kaip atrodom rytas, jau nebe taip saulėta kaip vakar, nes dar tamsu, bet debesis matosi lauke ir daugiau sniego, nes naktį prisnigo. Tai va, keliaujam į mašiną. Viskas, aš dar sėkėjau, patikrinu namus, užrakinau, palikau. Aišku, radau dar vieną daiktą, kurį būtume palikę su visa arbata. Jau šitai prašuto. Žadėjom 8 ryto išvažiuoti, o dabar yra lygiai 9. Tai realiai lygiai 1 valandą vėluojam nuo mūsų plano. Viskas, lėkime iš čia. Varom į mašiną! Next day. Snigo. Šiąnakt snigo. Prisnigo, susnigo. Visus mūsų, tai yra padarinius, pėdsakus, čiuožinėjimus, viskas sniegas. Buvo labai fainas namukas su vaiduokliais, bet tikiuosi kitam namukui nesivaidens. Nes truputį buvo nejauku miegoti, buvo baisu. Tai va, mašina laukia. Pildoma. Gražiame peizaže, fone. Bet toks ir rytas. Mes jau sėdim mašinai, nusivalom stiklus. Užšalo mašina prie 21 minuso. Naktį buvo 20 laipsnių šalčio, dabar ryte yra 9,5. Laimė, kad užsivedė be jokių nesklandumų mašina. Nors tiek gerai. Geras ženklas prieš kelionės pradžią. Šiaip apširkšnyje, kur dairais, balta, kur dairais. O dabar važiuosim į temą, reikia liepia šeimininkai šiukšlės įsivežti. Netgi davė adresą, kur reikia iškrauti šiukšlės. Kažkur pakeliui, kažkokie bus konteineriai. Tai dabar, žodžiu, jungias ieškoti, koks ten tas adresas, išmesim visas šiukšlės. Liepia atlikti final cleaning. Mes galvom, gal reikėjo pabėgti kažkokiu būdu nuo šito. Bet susitvarkėm, kad nereikėtų mokėti 70 eurų papildomai. Krūvinas sniegas už mūsų. O Dieve. Bandom važiuoti. Ne, ten nuo lempų iš tikrųjų, juokauju. Nėra čia taip blogai, bet... Tai prasikasa, eina savo. Bet eina savo, pažiūrėkit. Kalnai važiuoti. Mes važiuojam dabar į kalną, yra žiauriai prisnigę, pusnų belė kiek ir neina artiai važiuoti. Sau, gerai, reikės įsibėgėti. O Jesus. Yra žiūrėk, pasnigė, tu matai? Oh my God, tai aš matau. 10 centimetrų. Tai gal ir džiaugiamės, kad nebuvo žiaurių snigimų. Eina savo, čia rimtai, tiek pasnigo. Nu, nežinau, įsibėgėjo, darsi. Gerai, artai įsibėgėjo. Bandymas numeris 2. Varom kažkokiu būdu. Spaus gazą greičiau. Spaudžiu. Per pusnyną. Eitus. Negi čia mes įstriksim. Dar atvažiuoja. Eina savo. Aš tau sakiau 5 valandą. valandą. Aš turiu grandinės, bet tai dabar kol jas uždėsiu, tai čia. Tai gal rodos greičiau uždėsim, jeigu mes kapstysimės. Pradžiai užtruko minutę ir 20 sekundžių. 3 bandymas. Prakasai. Pagnali. Eik tu savo, bet... Eina savo. Ką dabar daryti? Ką dabar daryti? Reikia smėlio būtų gerai rasti. O tai tos grandinės padėtų? Padėtų. Tai diek.
Gal man reikia naujas vėžas pasidaryti. Nu jo. 4 bandymas. Išvažiuoti. Arba išjungsim praslydimo kontrolę. 4 bandymas prasidėjo. Kraštu. Eik tu sau. 4 bandymas, negi nesėkmingas. 4 garantuoja. Savo tiek pakilau. Ar taigi 4 garantuoja. Nu taip, garantuoja. Bet tada 5 nemeluoja taip šiaip. Eik tu savo, kiek daug trūko. Gerai, bandymas numeris 5. Čiuožti atbulą į upę. Nežinau, gal praslydimo tą kontrolę išjungti. Gerai. Čia jinai grybauja. Bandymas numeris 5. Jo, išsijungsim tą Niekaip neįvažiuojam į praslydimo kontrolę. šitą snieginį kalną. Bandom išjungus Va, ką reiškia gyventi kontrolę. miškuose. Taip, nu nieks kelio nebarstau. Gal čia yra dėžė smėlio kažkokia. Jeigu dar nepavyks, einu žiūrėti, nes čia matau yra smėlio dėžė. Nu ne vaikams. Smėlio dėžė. Varyk, varyk. Eik tu sau. Mašina, davai, pagnali. O, netgi su dulkėm. Su dulkėm, tiksliau sniego pusnis. Eik, sakai, blogai. Gerai, čia palieku mašiną. Rankinį ištraukiu ten, einu to smėlio ieškoti. Jo. Kas vyksta? Radau smėlio, bet nepatikėsi, smėlis užšalęs. Į akmenį, netgi buvo toks semtuvėlis, kibiras į semtuvėlis, pasiėmiau to semtuvėlį kabintą, nulūžo semtuvėlis, rankina Eik liko. tu sau. Eina savo. Gerai, Tai bandymas. ką, reikia atbulą važiuoti, nes be praslydimo kontrolės daug geriau. Bandymas numeris 6. Prasideda. Dar. Ne, reikia greičio. Varom, bet Reikia su greičio. kiekvienu kartu vis daugiau įvažiuoja. Na, numeris 6. Ar lucky number 6 vis dėlto mūsų skaičius, ar ne? Nežinau. Atsakysi tu. Varom. Varom jau visai neblogai. Pagaliau. Uhu. Ką reiškia praslydimo kontrolė? Vat išjungiau ir viskas. Mokykitės. Reikia savo rankom, lemba. Reikia savo rankom prakasti sniegą. Jo, bet kaip mašina vis tiek va padaryta taip, kad Jo. turi funkcijas, bet jos nepadeda, reikia savaip. Dabar žinau, kad čia kelyje yra dar kalniukų, bet ten jau reikia su greičiu važiuoti. Tikiuosi, ant kalniuko pačioje nėra konteinerių, kur išmės šiukšlės, nes aš tiesiog išsivešiu tas šiukšlės. Jau nebelabai norisi sustoti iš tikrųjų, nes čia pavojai. Tyko pavojai. Niekas judėjom. Užtrukom tik 10 minučių. Taip. Štai konteineris. Atsikratom šiukšlių. Atsikratom savo. Jeigu čia konteineris, nebus čia koks smėlio šalus. Gali visko būti. Lyg ir pavyko tai daryti, ar tai? Turiu klausimą, kas ten priekyje? Pašto dėžutės arti? Jo, Kieno? šeimininkų. Kalėdų Čia gyvenančių. Kalėdų senelio. Nes raudonos, žalia, nu tos kalėdinės spalvos pagrindinės, ne? Jo, Tai gal kalėdų senelio pašto dėžutės? gal. Nes mes- Tos raudonus važiuojam. Jo. Dabar bus išbandymai, bus daugiau kalniukų. Jau čia į kalnę. Niekas nevažiavo dar. Nieks neprakasė. Kaži, dar bus klimpimų. Jaučiu, kad bus. O, geras šinutokio. nuokalė. Čiuožiam. Eina savo iš to kitos pusės, kai žirgučiai važiavęs. Čiuožiam. Su rogutėm.
Grinai. Ne, bus dar toksai staigus duobė ir pakilimas. Atsimeni? Jo. Bus kalniukas, Arita sakė. O, koksai. O Dieve, koks status. Čiuožam. Svarbu, aš nuo kalnės nebijau, į kalnį bijau. Nes apačioje grinas ledas po to sniego, nes vakar -20, tai yra šiąnakt, -20 buvo čia. Ir ledas, ir sniegas, ir karšikas. Gerai, kad sniegu važiavo. Dar vienas Viskas kalniukas. gerai. Žodžiu, naują problemą turim. Arita neturi interneto. Tiksliau dingo mums internetas ir nežinom tiksliai, ar teisingai važiuoja. O reikia pasiekti sekant objektą. 500 km reikia nuvažiuoti, tai čia 10 valandų ir reikia vis tiek laiko atvažiuoti. O mes jau ir taip vėluojam. Šiandien žadėjom išvažiuoti 8 valandą, o išvažiavom po 9, 15, mes susikasam. Tai va, o jeigu Arti negaus interneto, tai tada iš vis nežinau, kas čia bus. Važiuosim pagal ženklus. Pagal nuojautą. Pagal vėjo kryptį. Tiesiog į šiaurę. Šiaurės kryptim kompasas yra mašina. Ten ir Nu, keliauja. žodžiu, kiekviena diena nesėkminga, savotiškai sėkminga ir nesėkminga. Kiekvienos dienos iššūkiai yra, nes vakar duris susitrenkė, šiandien navigacija žlugusi. Tai va. O čia mūsų šeimininkų buveinė. Taip, turbūt visus tos namukus to pastatė ir nuomoja. Taip, Galėtų ir kelius barstyti. taip. Čia važiuojam. Čia teisingai važiuoja. Tai dabar išvažiuojam iki kelio, o kelyje į dešinę. Žinau, reiksiu. Nu, okei. Kažką To bando. žiūriu gal. Yra liktis internetas. Jee. Problem solved. Tikriausiai. Jo, yra. Yes. Užteko tik restartuot telefoną. Gerai, Arti informuos tai ką. Kad sekantis mūsų miestas bus Aulu. Nors miegosim Kemis, bet Aulu ten stosime. Ir pirmiausia, atvažiuosim į ledo kelią. O prieki mašiną, dabar įdomu, kaip čia mes... O, nereiks persilenkti. Labai gerai. Tai žodžiu, ledo kelią išbandysim, jeigu aš nebijosiu ir tikrai bus užtikrintas saugumas, nes realiai nesu gyvenime važiavus su mašina ant jokio ežero. Šalus. Šalusio. Ir neaišku, kiek jie atlaiko. Žmogų atlaikyti yra vienas reikalas, o atlaikyti mašiną yra kur kas sudėtingesnis dalykas. Tai... Taip, nes mūsų mašina nėra povandeninis lajos. Kiek domėjomės, tas ledo kelias nu žiemą ir yra, matyt, pagal ledo storį, o kadangi buvo minusai dideli, tai manau, kad... O ten dar į šiaurę mes kylam. Kokie dulkių gausa. Sniego dulkė. Čia jau darbas vairuoti tokiam sąlygom. Čia? Mes sustojom su Artūru įspūdingai vietoj.
ant kažkokio kalno, bet kalnas ne taip yra svarbu, kaip šitie medžiai apsnigę. Manai, kokio grožio. Visiškai sušerkšnyje. Šitiek sniego. Šitiek baltumos. Oho! Čia žiauriai fainai, o čia kažkokia autobusų stotelė tiesiog. Galim laukti autobusų. Rojus! Pasakas čia. Nice. Žiauriai fainai. Pasišventinom vardą Dievo Tėvas, nuostabu. O už manęs tenai kalnas. Tiksliau mes esame ant kalno. Ir už manęs mes pasišventinom su Artūru ir dabar važiuosime toliau. Važiuosim dabar per šitą nuostabų medžių grožį. Ką tik vėl apsikeitėm vairuotojais, Andžė dabar vairuoja ir nusprendė važiuoti ne pagrindiniais keliais, o tiesiai. Važiavom Andžės keliu ir dar vis tebe važiuojam gražiu keliu ir va, koks vaizdas keičiasi. Vis daugiau balta. Apšerkšnyje viskas. Kuo toliau į šiaurę, tuo gražiau. Vau. O čia gamta tikrai papuošia medžius. Vau, avyva. Andžė labai puikiai vairuoja. Vietomis netgi 100 paspaudžia, kur tiesos atkarpos. Kad ir toks ledo kelias, bet stabiliai viskas. Andžė turi patirties iš tikrųjų vairuoti tokiais orais. Taigi visą Islandiją važiavom ir Andžė irgi vairavo. Ten, kur žiemos normalios. Žiūrėkit, koks grožis. Šiandien tik važiavimo diena. Mes tik važiuojam, bet užtat yra kur grožėtis. Dėl to ir norėjom anksti ryte išjudėti, kad visą šviesos metą išnaudoti. Ir manau, taip kiekvieną dieną darysime. Kad kuo anksčiau auštant išvykti iš nakvynės namų. Jau pusė 2 dienos, kad ir kaip anksti išvažiavom, 9 valandą, bet dar realiai nuvažiavom iš 500 kilometrų kokius 180 gal kilometrų. O panašu, kad atvažiuosime į pirmą mūsų objektą, tai ledo kelią apžiūrėti, tai tik tais apie 5 valandą. O manėm, kad kokią 3 valandą atvažiuosim, žodžiu. Kiekvienas sustojimas į degalinę, į tualetą, papietauti, pavalgyti savo užkandžių, viskas. Laikas tolsta mūsų atvažiavimas, tai manau, kad kai atvažiuosime į ledo kelią, jau bus tamsu. Nemanau, o žinau, nes mes vis važiuojam į šiaurę, o kuo labiau kylam į šiaurę, tuo vis trumpesnės dienos. Man įdomu, kada pasieksime šioje kelionėje išvis, kad esame tokioje vietoje, kur išvis neprašvinta. Čia bus įdomu, nes kol kas tik trumpėja. Tai manau, kad po kokių 2 dienų jau būsim toje vietoje, kur yra šiaurės poliarinis ratas, kur jau žiemos metu saulė nebepakyla.
O vasarą nenusileidžia. Unikali vieta. Oh my god. Mes iš tikrųjų negalėjom nusistoti šioje vietoje. Taip rodysiu, kodėl. Pasižiūrėkit. Nes vietiškai balta. Nesveikai balta. Kaip taip manoma? Jūs man paaiškinkite. Net per kamerą matau, kad ten yra už mūsų akinančiai balta. Ant tiek susiformavo baltuma. Rožės 3000. Na, Nice. tokie baltumai. Žiūrėk, fainai. Reikia tik 7 laipsniai. Jo. Ir nėra labai šalta, bet gražus saugas. Nu kągi, mes atvažiavom iki parduotuvės, nes Artūras nori miego. Jam reikia kavos. Tai privažiavom prie šitokio prekybcentro, kuris vadinasi Justos Purtus. Išlipom biškį tualetą, gal pasivaikščiosiu ir pažiūrėjau savo mašinos užpakalį. Visiškai nieko nesimato. Numeriai paslėpti. O taip ir važinėjom po visą Suomiją. Justos Purtosi, bet nieko neturi geriamo ir reikiamo. Yra valgykla. Yra ten tokia valgykla, kur galima prisidėti maisto, viską vietoj ir valgai. Tai nusprendėm nepasilikti, važiuojam ir tiesiog paprastą daigavinių kavos. Jau po truputėlį tamsta. Mes ieškome degalinės, kur Artė galės gauti kavos. Bet dar matosi gerai video. Neatrodo taip tamsu, kaip iš tikrųjų yra. Tai matosi visas grožis, baltumas. Eglė. O, tai va, sustojom vietoj degalinės, nusprendėm valgyti mašiną, nes degalinė neaišku, kada bus, važiuojam tiesiog random, be navigacijos šiuo metu. Tai Artė nusprendė pagaminti sumuštinukų, laikinai užkasti, nes mes valgiam tik pietus kol kas. Nu kągi, štai yra arbata. Ir kava. Namų gamybos. Patys atsivirinom ir pasidarėm savo. Kadangi negavom degalinės, tai va, tai į sveikatą. Į sveikatą. Didis klausimas. Kur ten visi slenka? Priešais mus žmonės važiuoja 80 greičiu, šiaip mažesniu. 7,5 maždaug. O. Žodžiu, yra žiauriai didelė kolona ir visi slenka labai lėtai. Tai mums labai sunku važiuoti greitai. Čia kelias yra gan geras, čia nei slidu, nei ką, aš nesuprantu. Aš važiavau per ledynus 100, o čia visi slinki. What the fuck? Sustojom į tualetą paieškoti, žiūrim parduotuvę, kur yra visos tūpos. Nu, einam patikrinti. O, gražu, kas per grožis. Mėlyni. Apšviesti medžiai. Oh my god. Kokie čia? Čia kalėdiškai pasipuošė visi dar. Na, pavyzdžiui. Ar pro kokį čia miestelį važiuojam? Kempelė. Kažkokį kempelę, kumpelę. Neaišku. O, turi eglutę dar. Atvykome į Ledo kelio rajoną.
Ledo kelias. Galvom, ar mums reiks, ar mes varysim, ar mes išdrįsim. Jo, čia dar keltas, O gal nėra užšalęs tas ežeras ar normaliai? 0 km. Mes tiksliai negalim atsakyti, ar tai bus. Bet iš esmės biškį baisu. Man atrodo, kad čia yra keltas vis dar keliantis per šitą ežerą ir nepanašu, kad yra užšalę. Tai kas žino, ar čia gali važiuoti. Žodžiu, mums atrodo, kad čia iš tikrųjų keltas kelia per ledo kelią. Nes yra uždarytas kelias, šviesoforas netgi yra ir keltas laukia. Jo, jeigu keltas laukia, tai tikrai nepraleisčiau važiuoti mums tuo ežeru. Jo. Nes manau, kad temperatūra yra per žema, -10. Per aukšta ar per žema, reikia sakyti. Per aukšta. Tai dabar ar turėli koks kitas tikslas? Aulų miestas. Ten važiuosim į pajūryje esantį apžvalgos aikštelę, visą pasižiūrėti. Ten švyturys yra kažkoks, kurį Koks mes... mini švyturys, į kurį galima į viršų užlipti tokiais laiptukais. All right, bandom nuvaryti. Sustatysiu dar. Va ten tolumoj matosi Aulų miestas. Rūksta kaminai. Kokie numeriai. Klientai gaudytų, sakytų, padarė kažką, reikia vytis. O, koks gražus miestas. Čia jau Aulų? Taip, Aulų. Tai čia tas Aulų. Bet, gražus, bet įskyrus tą kaminą, kuris teršia gamtą. Ne kažką. Pasukite kairėn. Va, čia ateisi. Norim apžiūrėti mini švyturą. Lighthouse. Užlipti galima. Pagaliau išlipom iš mašinos pasivaikščioti visą dieną. Vairavom. Einam dabar Aulų miestą link Lighthouse švyturio. Kiek žiūrėjom nuotraukose, yra laiptukų jį užlipti. Tikiuosi nebus ta situacija, kai atvažiuojam ir uždaryta. Nes taip rašė Google Maps'ai, tipo uždaryta vieta. Oi, slidu? Kepkis ranką. Nėra čia ko slidinėti. Už manęs, va čia matosi restoranas. Prabangus matosi labai. Šalta. Andžiai šalta. Man šilta. Šalandžias dar šilčiau. Biškis sakė, nusišneko. Pradėjom savo žygį link švyturio ir jau pajutom, kaip yra šalta lauke. Toks mini vėjukas ir šaltis stingdantis. Aš su vienom kelnėm, Ančia su pora ir jau supratom, kad per plonai apsirengę esam. Nu nieka, sustingsim biškį, bet nueinam ir atgal į mašiną, nes mums dar reikia važiuoti į Kemi miestą. Ten bus ledo pilis, jeigu bedirbs, kol nuvažiuosime, ir mūsų nakvynės vieta. Matau, kad mes nesimatom, būsim du juodi siluetai, o už mūsų švyturys. Su laiptais į švyturį. Bandysime užlipti. Lipam. Čia į viršų. Bandom lipti. Nežinau, ar kas nors čia matosi, bet tikiuosi matosi. Tai mes lipam į švyturį. Nu toksai savotiškai švyturys. Laiptai į dangų, kaip sakant. Užlipom. O už mūsų užšalęs vanduo. O čia už nugaros Aulų miestas. Einam, pažiūrėsim, kas čia dar. Čia tokios
mini aikštelės. Viena, kita aikštelė. Sunkiai čia matosi. Reikėtų įsigyti lempą. Selfie lempą. O dar reikia mums eksploreriams tobulėti. Oh my god. Kaip gerai atrodo. Žiūrėkit. Manęs. Kauno miestas. O dar reikia mums eksploreriams tobulėti. Viskas aplinkui užšalę. Bet jau taip užšalę. Atrodo, kad čia pievos. Kažkoks tai dykuma tamsoj žiūrint. Ir daug tokių aikštelių. Išeiti, pasivaikščioti. Toks ir šiuturys. Ir, nežinau, pliuso formos. Iš ten atėjome. Matosi. Kauno miestas. Pilnas dūmų. Įsivaizduoju, kad žmonės negali gyventi. Dūmuose paskendę. Aš galvoju, kad aš kaip padarysiu ir turiu blogai gyvenu. Tarp dūmų, čia, iš kūno kampo. Fabrikus. O, vėl gražiai šviečia. Parkelis padarytas. Aurora. Lights. Visas Aurora. Atvažiuojam link miestų, kur vadinasi Alio. Vienas myli. Alio, myli. O, iš arčiau matosi visas tas bragaras. Tolumoje, kaip matot. Garuoja. Iš visų pusių galima apžiūrėti šitą fabrikus. Ir žodžiu, dūmų tiek daug, nors patys kaminai žiauriai ploni. Kas čia per rajonas? Kemis. Atvykome į Kemį. Rajonai vietiniai. Kemio miestelio. Čia yra Snowcastle. Sniego pilis. Kur ji? Viduj? Ar čia tiesiog informacija? Winter Park. Žiemos parkas. O, čia kažkoks pastatytas kažkas. Čia turėtų būti sniego pilis kažkur. Nes jeigu Snow Hotel yra dar uždaryta, tai manau, kad čia per anksti dar. Dabar tik matau stato, kaip sakant. Pilis stato, ne? Ai, čia matau, va. Taip, iš Čia tos sniego. pilies siena. Taip, einam, pasivaikščiosim, pasižiūrėsim. Atėjau apžiūrėti, ar sniego pilis stovi. Ir pasirodo, taip, jinai stovi. O, keletą sienų. Vyksta tik statybos. Bet sniego čia daug sustumta. Einam pažiūrėti. Nes jau labai tamsu. Tai krūvo sniego. Tamsu čia nesimato, va. Kokios durys padarytos. Įėjau. Einu savo. Viskas iš ledo. Geras. Čia vaikštų taip naglai. Formuojama. Grynai formuojama. Vyksta statybos. Tunelio šiupeles. Geras. Šiaip norėčiau tokį statyti. Kaip fainiai. Daug sniego suvežė kalnais, nu ir po to kasa.
Geras. Čia būsimos vietos, va. Būsima. Viskas vyksta procese. Geras, aš jau vaikštau čia. Nežinau, gal dar čia yra patalpų. Eina savo, čia labirintai. O, kažkoks šedevras. Būsimas, dar tik bus, čia eskizas padarytas. Geras. Eina savo šitoj kelio, nebežinau, kaip čia grįžti. Kur čia eiti? Traktoriai, buldozeriai. Čia išėjimas. Bet jau vėl nežino, kur aš išeisiu. O, čia kažkoks irgi eskizas. Mūsų širdutė. Su mūro strėlė. Geras. Ir išėjau. Čia kaip gražu medžiai papuošti. Čia ūlo, iš kur mes atvarėm. O kas čia? Korona! Štai kur virusas korona veisėsi. Oh my god. Važiuojam į savo viešbutį. O žalia kaip tik sudegė. Ar viešbutis ten, kur rūksta dūmai? Taip. Rimtai? Dar 1,7 kilometro. Tai manau, kad nedavažiuosim tų dūmų. Bet naktį, manau, taip langų nelaikysim atidarytų, nes kur šalta. Ojei. Ok, tai čia kieme miestelis yra. O vietinis Hesburgeris. Vietinis Hesburgeris matosi. Lidlas. Ir Suomijoj Lidlas. Eko nauja. Tai va. Pasukite kairėn. Sukame, Pasukite kaip galima kairėn. Tada suktis. kelionės tikslas bus dešinėje. Ačiū Dievui, nesuksimės. Balta. Kelionės tikslas O yra kryžiuotis. Kryžiuotis. Ok. Kryžiuotis nenori filmuotis. Tai mes važiuojame savo kiemą. Tas namas lygtais panašus į tą, kur mes susisakėm. Eglutę turi. Ok, tai čia mes visiškai dviese būsim, ne per visą namą. Taip, jeigu čia šitas namas. Alright. Tai šitas. Tikiuosi net važiavame į svetimų žmonių namą. Einam. Einam. Jo, lipam, apžiūrėsim namą. Gerai. Lipam, pasirodo čia. Reikia mums išlipti. Naujas mūsų viešbutanas. Gerai, kad šildymas vidui dirba. Netrakinai pasirodo. Ir vėl užsitrenkiam. Vėl laužti reikės, ne? Vėl laužti. Kas čia? Welcome. Kvapas pasitinka keistas. Aš jau nežinau, kur eiti ir neeiti. Opa. Opa. Tu eik. Pamažiau sniego viską tupšelį. Pasidėsime savo pakalbinius batus, maišelius. Turėsim žiūrėti, kas čia per kvapas senovinis. Alright, thank you very much. Aš tiesiog sumausiu batus. Nes man kojos nešau. Opa. Ir ką mes čia turim? Gerai, žiūrim šitą kambarį. Opa. Turim 2 lovas. Jeigu susipyksim, A&A Explorer, vienas A eis čia, kitas A eis čia. Ne?
Next. Kur čia tas next mygtukas? Jungti šviesą. Nematau mygtuko. Kaip čia ta šviesa čia įsijungia? Čia gal nėra. Tas mygtukas ir ten buvo sunku. Ai, tipo mygtukas. Čia. Čia. Iš vis dar 2 žmonės. Geras. Namo šiaip šilta. Labai šilta. Ir čia taip eini ratais. Opa. Kaip sakant, įžiebimą darom namų. Kur čia įsižiebė? Čia vėl ieškant. Nu ką, tik paspaudžiu. Čia elektros nėra. Bet čia šilčiausia. Jo, einu paieškoti, gal čia bus. Čia dar ieškant. Vo, čia kas? Vo. Vėdinis. Augalėlis. Čia nuotraukų šeimynės. Ajetas. Bubulencijus ir šeimyna. Šeimynos nuotraukos. Čia to brolių panašus. Labai. Čia gal Marius. Ne. Nieks neaišku, kas čia. Dar daugiau nuotraukų. Nu, bet nuotraukos tikrai atrodo senai darytos. Čia garantuotai yra senukų namai, pensininkų, iš kvapo užuodžių. Bet čia rimtai keista. Taip, žmonės palieka visą namą su visokiais daikčiukais. Geras. O, švietimas čia. Turim svetainę. Svetainė, geras. Sostinė. Fainai, o čia kodėl taip šilta? Čia, dar karšta. Tai čia gal prikūreno židinį? Jo, židinys visas karštas. Mes patys galim kūrenti. Aš nežinau. Gal nebereiks kūrenti. Jau prisikūrenau anos namus. Taip, toliau. Darom įžiebimą. Kas čia? Čia yra. O, Einam į rūsį. Čia gal toji pirtis bus. čia panašu į pirtį. Sauna, matau. Instrukcijas. Vo. Čia turim sauną. Geras grindis, viso šiltos. Ir man regis, sauna yra elektrinė. Tai galim užsikurti. Jeigu veiks iš karto. O, ir maudytis iš karto. Tai aš tokią pripratau sauną. Vo, šiai, iš karto nusimaudai. Einam kažkaip toliau. Sunkiai čia su ta šviesa jiems, bet va. O čia po saunos poilsio zona. O, Kaip matau. aukštis. Geras, toks paukštis. Krypė. Veri krypė. Normaliai. Geras ragai, paukštis. Tikras. Na viskas. Nu, dar lipsim į antrą aukštą. Čia palikom, lipam į antrą aukštą. Tikriausiai čia. Kas čia? Čia VC, neįdomu. Taip, lipam į antrą aukštą. Pavargau. Galim palsėti. Andžia, rask jėgų. Dar neradom savo miegamą, kur būtų daugiau didelė lova. Kas čia? Tualetas, kriauklė. Čia ir taip pat. Opa. Dar lovų.
Mums tiek nereikia. Žiūrėk, koks senovinis. Čia viskas per daug, sakyčiau. Muzikos aparatas, o, grinai bas, orkest, jazz, solo. Geras, jau senovinis. Muzikinis. Ir dar vienas kambarys. Ir dar vienas kambarys. Kam tu tikusi? Šitiek hebros gali sueiti. Kam reikia namų šiai nakčiai? Kreipkite duot kloras. Nenormaliai, mums dviese suartė biški per daug erdvės. Nežinau, kur būti, kur daiktus pasidėti, jeigu pasidėsim. Pirmam aukšte. Čia tikrai mums antro aukšto nereikia. Tik apžiūrėjom. Okei, žodžiu. Bet biški nejaukus tie namai, pažiūrėkit, čia yra arkliukas toksai, kuris turbūt juda, kai vaidanasi. Jau man praeitas namas buvo šiurpus, bet šitas dar šiurpesnis, nes turi tokį senovinį močiučių kvapą. Alės turi. Va, kas mėgsta žaisti iš mūsų draugų. Galim suomišką alės parvežti. Įsižiebė šviesa. Okei, Arte, teik čia. Radau ant stalo kai ką. Čia instrukcijos tikriausiai mums paliktos. Ar kam? Kokį kalbą? Please do not make the bed. Make the bed you have slept. Nu, Arte su anglų nėra. Ai, tipo. Prašau pažymėti lovą, kuriai mėgojai. Thank you. Thank you very much. Kas toliau? You must not put anything on top of a radiator. Taip ir Fire hazard. Okei, ką? Kodėl mes turėtume ant radiatorių dėti kažką džiovinti? Ja. Toliau. Instrukcijos. Su orkaitė matau. Sauna jūs. Jasna. Okei, aš pasiėmiau sauną jūs ir einu bandyt pajungti sauną. Rimtai? Taip. Jau šiandien? Nu taip, tai išvyla. Ojei. Tai gal ir saunai miegosim? Nes neradau niekur viengulės lovos. Viengulės lovos? Tu sakei dvigulės. Man šitam name visi kambariai baisus. Bet rimtai. Tokie senoviniai. Ir nejaukus. Nors, šiaip tvarkingi. Bet iš esmės, tai labai tas kvapas erzina senovinis. Ir tos nuotraukos krypi žmonių. Ir interjeras labai nekoks. Net nežinau, kokiam kambarį mes galim miegoti. Gal sakyčiau, šitas yra toks gaiviausias iš visų, nes nors nekenčiu veidrodžių, kai yra miegamajam. Tai va, gali klausti iš naujo. Kokiu klausimu? Ką norėjom sužinoti? Ką dabar matome, kaip Suomija gyvena? Esam Suomių name. Tu norėjai manęs klausti. Norėjau klausti, ar vaidenasi? Ne. Ai, o tau patiko anas namas? Nei vienas. Nei vienas namas nepatiko? Ne. Nei vienas tau nepatinka? Ne. Kas tau patinka? Mūsų namai. Ir ką mes veikiam Suomijai? Nebenoriu čia būti. Man iš vis dabar galvoju, gal mašinai miegot geriau būti. O, Dieve, kam? Čia smirda. Nu tai žvakių atnešiu, uždegsiu žvakių, bus savas kvapas. Nu. Tai ką? Neišvarysit čia taip lengvai iš atonų. Auros. Senovės. Nežinau, bet pakvėpinti galim. Kažkokia čia nesąmonė. Tik vienas geras dalykas, kad mes čia būsim tik vieną naktį, nes jeigu reikėtų ilgiau būti. Nu kaip čia? Aš jau dabar norėčiau atsisakyti šitos nakvynės. Nes, žiaurina kokią atmosferą. Šiaip gražiai žmonės susitvarkė.
virtuvėlė, bet ant tiek seno, aš nežinau, reiškia žmėkiančių senukų papo. Matomai senukas, negaliu. Kažkas baisaus. Pavalgom ir Arka pasakys, ką veiksim po to. Eisim žiūrėti, ar kaista pirtis. Jeigu kais visai greitai, tai bandysim dar į pirtį nuveikti. Bent vienas geras dalykas – židinys.